šį klausimą reikėtų atidėti. Ir galima būtų pacituoti mūsų tautos gelbėtoją Tadą Blindą. Tik tai tas kovojo ir stengiasi, o šiuo atveju šoko ant žirgo ir neaišku, kuris mus nuvedė. Tai aš visada apie tai kalbėjau, kad reikalingos reformos ir mes pritarėm būtent tiem vienodiem kriterijam, bet niekada nesumatytų vienodų kriterijų. Pusė hektaro ir 2 hektarai. Na, supraskit, vienas turi pusę ir lygiai to paties pusę darbuotojo ir kitas 2 hektarus lygiai to paties pusę darbuotojo. Antra vertus, šiandien mes diskutuojam apie raštvedžius. Tai direktoriai aiškiai išsakė savo poziciją. Galbūt jam to raštvedžio ir nereikia. Mes šiandien tvirtinkim pareigybių skaičių, bet jokių būdų neįpareigokim. Ne. Tai tokį ką buvo pasakyta, kad ten įvedami yra švedys. Tai antras, dar vienas, sakyčiau, skaičius, kuris tikrai mums nepatiko, tai nuo šildomų plotų. Tai tada savivaldybės administracija, savivaldybės stabilių taryba turėtų priimti sprendimą. Tai tie plotai, kurie nėra šildomi, vadinamasi, jie yra neprižiūrimi ir savivaldybė turėtų priimti sprendimą. Ar juos parduoti, ar juos perimti, ir galbūt savivaldybė turėtų prižiūrėti. Aš manau, kad tas skaičius tikrai arba tas kriterijus visiškai netitinka. Vadinasi, reikėtų priimti vienokį ar kitokį sprendimą, arba tai turėtų būti nuo bendro ploto, arba tada turėtų būti savivaldybei kažkokie vienokie ar kitokie sprendimai. Ir, kaip ir minėjau, dėl direktorių, kada girdėjom jų pasisakymus, jie minėjo, kad vienam galbūt to rūbininko nereikia visiškai, bet čia laisvės nesuteikiam, tai taip yra. Tai tos laisvės mes iš tikrųjų nesuteikiam, tai dėl to aš siūlyčiau, kad šį sprendimą reiktų atidėti ir priimti vieningą. Direktoriai puikiai išsakė savo nuomonę, puikiai išsakė savo poziciją, jog tuo klausimu jie pasirengę kalbėti ir jeigu reikia, jūs pasakykit sumą, jie priims sprendimą, kokiose ribose reikia sumažinti tos pinigus. Bet dar kartą pasikartosiu, mes už tai, kad būtų vienodi kriterijai. Bet dar daugiau pasakysiu, gerbiamas merė, mes su jumis esam kalbėję. Aš manau, kad šito šiandien jau nepakaks. Čia reikalingos rimtesnės reformos šiuo klausimu. Tai galbūt nuo to reikėtų pradėti, sėsti ir darbo grupėje, galbūt pradėti to klausimą arba tą kryptim dirbti. Tai tiek mano pasisakymų. Ir šiandien dar kartą pakartoju, aš siūlyčiau šį klausimą atidėti.